Liepos 3 dienos rytas Lieporių filiale buvo ypatingas jauniesiems bibliotekos bičiuliams. Mat čia vyko informacinė valandėlė viktorina Šiauliai internete. Ką veikti vasarą vaikams ir paaugliams? Atsakydami į šį klausimą, vaikai sakytų, jog naršyti ir žaisti internete. Todėl šio renginio sumanytoja, vyresnioji bibliotekininkė Regina Vertelienė, neatsitiktinai jau kelerius metus iš eilės jaunimą kviečia į interaktyves informacinės valandėles. Kuogi šiais metais pasižymėjo užduotys? Šiauliai šiais metais mini neeilinį 777 gimtadienį. Tai ir visos užduotys buvo susijusios su Šiaulių legendomis, mieste vykstančiais renginiais ir šventėmis. Kaip iš aplinkinių miestų ir miestelių naudojantis viešuoju transportu galima atvykti į mūsų biblioteką. Ir taip toliau. Pasakykit, kaip mėgysim? Eisim į Google, taip, ir toliau. Reikia suvesti į žemėlapį. Į žemėlapis, taip. Ir pirmiausiai pradėkime rašyti gatvę, numeriuką ir paskui miestą. Nes statybininkų gatvė dabar, kai rašė Aistis ir Gajus, gali būti ir Naujoje Akmenėje, ir Mažeikiuose, ir Klaipėdoje. Tikrai visose miestuose tai yra. Taip, dabar merginos prisijungit visi, jūs visi trys. Ir trečia užduotis bus jau visiems bendra. Jinai bus jau sunkesnė. Taip. Jūsų užduotis, dabar kadangi jau vėruoju, įeiname į Google, reikės Google. Ir visiems vienoda užduotis. Kaip nuo jūsų namų ateiti į biblioteką. Visą valandą trukęs renginys nenuvylė nei pirmajai grupiai priskirtų pradinukų, nei antrajai vyresniųjų 7-8 klasių mokinių. Viktorina baigėsi geriausiųjų ir sparčiausiai internete informaciją suradusiųjų bei garsinio skaitymo konkursėlyje nugalėjusiųjų vaikų apdovanojimais. Vyresnioji bibliotekininkė Regina Vertelienė pakvietė jaunuosius bibliotekos lankytojus dažniau dalyvauti informacinėse valandėlėse, viktorinose renginiuose. Juk smagu ir linksma, o kur dar gaunamos žinios?